Sveiki visi. Vėl eterė tokia nauja šauni pašnekovių pora. Tai yra vėl, turbūt mane visi čia matot, mano profilį dažnai. Ir jau nusprendžiau antrą kartą pakviesti savo kolegę Rimkauskinę, nes žaviuosi jos visų turinių, nes mes nebuvom pažįstamos, bet dabar jau susipažinom per bendrą veiklą. Ir man labai patinka pereiti per jos tą profilį, nes čia vienas iš tų profilių, kur galima tikrai labai pasisemti tokių, kaip čia pasakyti, tokių gilių dalykų reikia. Ir kai aš galvoju, irgi žiūrėjau, su čia padaryti bendrą laivą ir apie ką padaryti tą laivą, tai kai aš tikrai prisiminiau Rimą ir man, žinokit, pirma mintis buvo pakalbėti apie saviugdą, nes manau, kad čia tikrai ta saviugda ir Rima yra labai, taip sakant, dera tarpusavį. Man šitą temą irgi labai tokia artima. Tai šiandien mes nusprendėm pakalbėti apie saviugdą. Kas tai yra, kodėl jinai reikalinga, mes bent jau taip manom, kad reikalinga, ką jinai duoda, kaip ją užsiimti, kaip čia pasakyti. Pasidalinsim ir patirtim, mintimis, galbūt įžvalgomis kažkokiomis. Taigi, Rima, duodu tau žodį ir galbūt papasakok, kada pirmą kartą gyvenime tu supratai, kad tavo dienotvarkė jau yra tas savyje, susidūrė su ta savoka tokia jau. Ačiū, Violeta, kad pakvietei šiam pokalbiui ir sveiki visi. Tikiuosi, bus labai naudinga šita informacija ir pasidalinimas mūsų patirtim. Iš tiesų, saviugda ir tas vadinamas asmeninis tobulėjimas pas mane atsirado būtent, kai į mano gyvenimą atėjo tinklinio marketingo kompanija. Ir tai buvo pirmoji kompanija, šiandien dienai galiu pasakyti, tai buvo finansinė piramidė, bet tai buvo, kaip aš sakau, pradžia būtent suvokimo tai saviugdai, tam asmeniniam tobulėjimui. Nes tuo metu į mano rankas papuolė Josepho Murphyo dėsniai ir kaip aš sakau, kartais viena perskaityta frazė gali nukreipti tave, transformuoti savo gyvenimą, nukreipti tą linkme. Ir būtent ką aš ten tada perskaičiau, kad pakeisk savo mintis ir pakeisi savo likimą, pakeisi savo gyvenimą. Tai aišku, kartais gali perskaityti ir pagalvoti, kad tiesiog net nereaguoti ar ignoruoti tą tiesiog sakinį, bet aš kažkaip tai sustojau ties tuo ir man kilo mintis tokia, kaip aš sakau, protestuoti. Ir kaip aš sakau, netikėk, kažkur irgi perskaičiau, netikėk jokiais pranašais, bet tiesiog imk ir išbandyk. Tai mano buvo toks sprendimas išbandyti šitą, protestuoti šitą sakinį, pakeisk savo mintis ir pakeisi savo gyvenimą, savo likimą. Ir nuo tada būtent man pradėjau praktikuoti, skaičiau, praktikavau savo gyvenime, tai buvo tas 94 metais, tai čia labai seniai. Ir nuo tada būtent ta populiariosios psichologijos literatūra ir atėjo į mano gyvenimą ir, aš, aišku, pradėjau nuo knygų ir knygos man, kaip aš sakau, knygos man yra maistas sielai ir ilgainiui imant vis naują kažkokį tai autorių, imant naują knygą, tiesiog skaitydavau ir dabar kartais aš skaitau ir tiesiog aš, kaip aš sakau, skaitau save ir tiesiog, džiaugiasi širdis, kad iš to, ką tu sužinai, ką perskaitai, taikai savo gyvenime ir tas duoda rezultatus. Tai mano buvo tokia pradžia saviugdai. Bet tai irgi, kaip aš sakau, ne tai, kad privertė, bet atvedė iki to tinklinis marketingas. Violeta? Violeta kažkur užstringi. O dabar sakyk, o pati kada? Taip.
Toj biški vėl čia nesprantu, tas ryšys kažkoks. Taip, aha, taip. Vėl čia techniniai nesklandumai. Taip, girdisi? Man girdisi, o aš nežinau, kaip ar Girdisi, tai tvarkoj. Aha, nu toj diktų. Dabar, nes aš nežinau net kodėl, kažkas dar su to, bet nieko, aš manau, viskas taip tvarkoj. Taip, žiūrinčių yra peržiūrų. Pas mane tavo irgi aš dabar prisiminiau tą tokią saviugdą, matyt, atėjo, aišku, irgi aš labai daug skaičiau, nes aš, kaip sakau, aš dar iš tos kartos, kuri užaugo ant knygų, nes aš pirmą kompiuterį pamačiau gal 11 klasį, dar buvo ir tai ten kažkur už lango Žvitrinos mokykloje, ten buvo informatikos tos pamokos ir mums tai buvo naujovė, nes aš tikrai irgi buvau skaitantis. Ir labai džiaugiuosi, kad, taip sakant, dar papuoliau tą kartą, kurį ant knygų aš irgi labai daug skaičiau. Ir aš užaugau ant tokių rimtų kūrinių. Ir mokyklą baigiau su pagirimu, tai turėjau tą tokią, buvau toks vaikas prie meno. Tai manau, kad irgi man tas davė labai didelės įtakos, o tokia kaip saviugda, būtent kas liečia darbą, tinklinį marketingą, tai aš manau tikrai atėjau per tinklinį marketingą, su kuriuo aš dirbau 4 metus. Nors pirmus 3 metus aš dirbau su ta kompanija, kuri ne visai buvo toks jau ten tinklas, ten buvo gal daugiau tiesioginiai pardavimai, bet vėlgi tas darbas su skirtingai žmonėm, su daug žmonių, kur būna ir su tom tokiom, kaip čia pasakyti, kolegom, kurie nėra tavo tokie bendradarbiai, kurie nėra įdarbinti toje kompanijoje, va čia irgi būna ir visi žmonės, kai jie nėra įdarbinti, jie neįsipareigoja, būna tokia situacija, kad jie elgesi tiesiog, kad jiem kažkas patinka, nepatinka, nėra tos darbo tokio, galbūt etikos nustatyti. Tikrai supratau, kad reikia mokėti bendrauti su žmonėm ir kartais būdavo tokių sudėtingų situacijų, kur tikrai atrodytų, noriu mesti, ar kokį heitą ten numetė, ten dar kažkokių tokių ir buvo ir tų skundų, sakant, visokių. Ir tai dalykai, kuriuos reikėjo teisingai, kaip sakant, suvirškint, teisingai priimti, pasimokyti iš to ir važiuoti toliau, nes aš irgi visą laiką stengiausi, kas man kuo padeda tą saviugdą, tas darbas su savim būtent, neužsiciklint ant kažkokių klaidų. Klaidas gali pasimokyti ir važiuoti toliau ir tiesiog jų nekartoti. Tai ta saviugda labai mane saugo psichologiškai nuo tų visų, galbūt, nežinau, ne visai, kad tas vien heitas, bet tikrai nuo galbūt kitokių žmonių nuomonių, kur būna kai kurie tiesiog, sakau, kai jie tiesiog nori, ką nori, tą sako, o dirbti vis tiek reikia ir būna taip, nemalonu tikrai. Ir tiesiog, kad per giliai nepriimti ir tiesiog teisingai, kryptingai, bet kurioje situacijoje siekti tikslų, tai reikia tikrai dirbti su savim. Tai man ta saviugda irgi labai svarbus. Kiekvieną dieną aš save programuoju tiesiog geriem dalykam, gerai dienai. O apie knygas, tai aš irgi, man labai patiko knyga, galbūt irgi panašiai, likimo dėsniai vadinasi. Tai irgi ten principai surašyti tokie patys, kad visa mūsų tas aplinkai, tas išorinis pasaulis priklauso nuo mūsų minčių. Tai aš negalvoju, kad man bus blogai, aš visą laiką sakau, bus gerai, bet kuriuo atveju. Tai man ta saviugda iš tikrųjų labai padeda. Ir tiesiog, sakau, išlikti ir išlaikyti tą pozityvumą, laikytis tikslų ir, gerinti. Aš labai stengiuosi, kad apskritai, kad žmonės pabendravę su manim jaustųsi gerai. Aš neleidžiu savo tokių dalykų, kad kažkam kažką daryti, kad jie jaustųsi negerai. Aišku, būna tokių, kad jie galbūt pasijaučia, bet man atrodo, jie gal tiesiog nori kažkartais būna matyti taip, kaip jie nori matyti. Tikrai niekad nieko, stengiuosi, sakau, aš žiūriu savo tą fokusą, savo tą kelią ir stengiuosi tikrai niekam kitiem jo nepereidinėti. Jeigu kažkur kažkas, aš visą laiką atvira pokalbiui ir būtent, sakau, saviugdos labai reikia. Tai aš irgi gal paklausiu, ta saviugda irgi, aš tikiu, kad ir kai Rima jau čia labai daug metų tinklinėme marketinge, 24 metų stažas, tai aš tikiu, kad tų iššūkių, tikrai tokių įvairių, tikrai buvo daug ir irgi galbūt kažkokius pavyzdžius gali pasakyti, su kokiais iššūkiais pavyko susitvarkyti saviugdos dėka.
Oi, su labai dideliais iššūkiais, galima sakyti, kai, na, tokie galbūt, net nežinau, nenorėčiau gal aš čia taip jau atvirauti, bet buvo tokių atvejų, kai tikrai tu gali supykti, gali susinervuoti, gali susiparti, gali ten, nežinau, kažką padaryti, kai būna situacija, bet esu priėjusi tokį lygį, kai aš sakau, kaip reakcija mano yra niekaip. Nu, nereaguoju niekaip į tą blogą, neigiamą kažkokį tai į mane ten ar kaltinimą ar panašiai. Tai man tai didžiausias, kaip aš sakau, netgi kartais savo užduodu klausimą, o kodėl aš gavau tą tokį neigiamą kažkokį tai smūgį iš išorės ir galvoju, juk aš atrodo ir mąstau pozityviai, ir su meilė, ir su dėkingumu, ir visa kita, ir žmonėms skleidžiu tą visą tą gėrį ir viską ir panašiai. Ir bats gauni kažkokį tai, žinai, per galvą, kaip aš sakau. Ir paskui suprantu vieną dalyką, kad tai yra patikrinimas iš kažkur tai iš aukščiau. Ar tu išmokai tą pamoką, išmokai, ir jeigu tu nuolat gauni kažkokius tai neigiamus dalykus savo adresu, ar įvykius, ar situacijas kažkokias, tai, na, tiesiog reikia susimąstyti, kad kada išmoksi tą pamoką, kuri yra siunčiama, tada tu negausi tų tokių iš išorės neigiamų įvykių, ten situacijų ar dar kažko. Nes mes gaunam tol tą neigiamą patirtį, kol mes neišmokstam tam tikrų pamokų. Tai aš su tuo susidūriau. Ir kada atrodo, kad jau viskas tikrai, aš jau čia vienas pozityvas ir gauni kažką tai ne taip, tai visą laiką iškeliu savo klausimą. Ką man sako, kokią žinutę aš gaunu, gaudama šitą situaciją. Ir tiesiog, na, tai yra darbas su savim. Aš, kaip aš sakau, čia nėra taip, kad aš perskaičiau 5 knygas ir ar ten peržiūrėjau kažkokius mokymus, ar baigiau kursus ir jau viskas. Ne, čia ta saviugda ir asmeninis tobulėjimas yra nuolatinis buvimas tame. Bent jau aš tą suprantu, kad tai yra nuolatinis buvimas tame. Toj pozityvioj nuotaikoj, pozityviam nusiteikime, tam pastoviai dėkingume ir tam teigiamam požiūrį į aplinką ir suvokime būtent tų dėsnių, kokie yra čia. Nes mes, na, vis tiek tinklinis marketingas tai yra verslas ir, na, jis, kaip aš sakau, nebus didesnis už paties asmeninį augimą. Jis neaugs, verslas neaugs, jeigu pats neaugsi. Kaip aš sakau, mūsų pajamos ir mūsų asmenybė turi būti, na, negali būti taip. Pajamos didesnės negu mes kaip asmenybės su savo vertybėm, su savo įsitikinimais ar su savo požiūriu į gyvenimą ir į aplinką. Jo, aš irgi visiškai pritariu, nes tos pamokos, aš irgi, nu, tai irgi turbūt daug kas žino, gavau labai stiprią pamoką su savo to opiniu kolitu. Iš tikrųjų, kaip sakau, mano gyvenimas pasidalino iki 19 metų ir po 19 metų. Aišku, man tai buvo irgi didžiulė pamoka, aš net ir be knygų, bet tai buvo toks darbas su savim. Aš iš tikrųjų dabar, kai atsuku laiką atgal ir pas nebuvo tokių situacijų, aš, pažiūrėjau, dabar net stebiuosi, iš kur aš turėjau tiek valios, tiek disciplinos, tiesiog, nu, ne tai, kad kentėt, bet ištverti ten tikrai tokias sunkias situacijas. Ir, aišku, manau, kad irgi ta pati saviugda, tas darbas su savim per tokius stiprius iššūkius, tai man tik į naudą. Aš netgi pati suprantu, kad man irgi tas duotas, kaip čia iššūkis, sakyčiau, nes iš tikrųjų su opiniu kolitu aš gyvenu ir gyvensiu. Tik ačiū Dievui, dabar jau puikiai jaučiuosi, bet man tai yra tikrai didžiulė pamoka, kuri mane labai sustiprino. Iš tikrųjų,
tikrųjų, labai. Aš žinau, kad, na, aišku, gal kartais irgi emocijom, bet labai stengiuosi, kad mano emocijos tarsi neįeitų į viršų. Nes, nu, tai va, tas darbas su savim per pamokas, per iššūkius, jis visą laiką duoda, sakau, va, būtent veda į tą augimą. Nes visi galvoja, kaip tu čia tokia, va, tokia, nu, nežinau, irgi aš visokia galiu būti, bet stengiuosi visą laiką, sakau, būti tokia ir tolerantiška, nes niekad negalim teisti kitų, nežinodami, kas slepiasi už to žmogaus fasado ir kas ten pasividuje, kas atsitiko, kodėl jis toks, kodėl net jisai pasakė taip. Tai iš tikrųjų aš irgi stengiuosi neįsileisti į vidų, nes tikrai aš nežinau, kodėl tas žmogus galėjo tai pasakyti. Gal jam kažkas negerai, gal pas jį ten nenusisekusi diena. Tai va ta saviugda, tai va jinai duoda tą tokį. Čia sakau, reikia visą laiką užduoti savo klausimą, kodėl, kaip sakė, ar kažkas atsitiko, ar čia man pamoka, ar tam žmogui kažkas negerai. Tai ir būtent tinklinė marketingė tos situacijos, kas liečia santykius, tai labai, ypač aš tą pradedu padėti, kai pradedi šiek tiek galbūt aukščiau kilti, tai daugiau galbūt esi matoma ir tada daugiau tų tokių iššūkių, tokių psichologinių ir tikrai reikia mokintis, nes tikrai yra įvairių žmonių, nebus visi vienodi, kiekvienas turi savo patirtį, savo supratimą, savo bagažą. Reikia mokėti su visais dirbti, bendrauti, galbūt, aišku, su kažkuo artimiau, su kažkuo tik tai, taip sakant, tik darbo reikalais, bet tikrai neleisti, kad tas tave valgytų iš vidaus kažkokia ta neapykanta, kažkoks tas heitas, nes šiaip iš tikrųjų viskas priklauso nuo mūsų mąstymo, absoliučiai. Aš irgi tam pritariu, nes jeigu tu nusiteiksi, kad tau bus gera diena, jinai gera ir bus. Galit, sakau, kažkas net ir išbandyti iš ryto, jeigu save programuosit, gyvenimas pasikeis, labai pasikeis. Tai kad tas darbas per saviugdą, per knygas, per mentorystę, per ir tas pačias pamokas, kaip sakau, visą laiką reikia analizuoti iš tikrųjų, kodėl aš ten gavau tą pamoką, tą iššūkį, kodėl tas net ir tas žmogus man kažką pasakė. Tai kad aš irgi saviugda man turi būti, nes kitaip tinklinė marketingė turbūt toliai nenuplauksi be saviugdos. Ir galbūt dar tada paklausime, o kaip tavo dienotvarkė atrodo ta saviugda? Ar ten ryte vakare knygą paskaitai, kaip kur dar pasireiškia saviugda? Šiaip aš keliuosi labai anksti. Iš tiesų tokį, kaip aš sakau, kai daugelį metų keliuosi be laikrodžio, tai keliuosi maždaug tarp 5-6 ryto. Ir pirmiausia, tai aišku, pradedi nuo savo minčių, nuo to, kaip, nuo programavimo, galima sakyti, savo dienos. Ir, na, aišku, rutina ir taip toliau, bet rytais aš mėgstu paskaityti. Dabar tai nuo sausio mėnesio esu GoPro Insider tokiam kaip kursą, kiekvieną rytą gaunu iš Eric Worre į elektroninį paštą video pamoką kažkokią tai ir tiesiog tai būna mano toks iš karto aš įsijungiu, iš karto išklausau, pasidarau vertimą, susikonspektuoju, paanalizuoju, pagalvoju. Na ir tai galbūt dabar yra toks dalykas. Šiaip labai daug knygų ilgą laiką skaičiau, bet paskutinioji dabar mano irgi esu šitoj knygoj dabar Deimantų šlifuotojas labai. Tai aš jos ieškau, nes autorių esu mačiusi tik tais video YouTube. Na, ten kažkoks buvo seminaras ir knyga lietuvių kalba, tai dabar kažkaip tai prie tos knygos. Na, tai, o šiaip tai, na, kaip aš sakau, iš pradžių atrodo, kad labai sunku save, na, ta prasme, tu turi kažkokią, jeigu nusprendi kažką keisti savo gyvenime, tai tu turi jau kažkokius blogus įpročius keisti gerais įpročiais, kurie veda link tikslų, link norimo rezultato. Tai iš pradžių galbūt tai būna kaip ir tam tikra disciplina, bet ta disciplina baigėsi, kada jau tu į tą įgūdį, įprotį, kai rutina jau pasidaro, ta disciplina tampa rutina, tada jokių problemų, tu tiesiog automatu darai tai, kas tau patinka ir būtent iš ryto tas pasikrovimas,
tai gali būti kartais meditacija, kartais vizualizacija dienos, galbūt kaip pavizualizuoti, kaip aš praleisiu dieną, jeigu laukia kažkoks susitikimas, jeigu laukia kažkoks live susitikimas, tai tiesiog apmastai pagalvoji. Tai vat iki tas visas, iki kokios 7 valandos būna va taip va. Paskui jau ten jau žiūri, kas Facebook'e, kuo pasidalinti, ką sukurti ir taip toliau. Tai galbūt vat iš saviugdos tiek. Na ir žinoma, labai daug žiūriu video podcastų YouTube kanale, nes tikrai, sakyti, ir dėl verslo, ir dėl finansų, ir dėl, žodžiu, dėl viso, kaip sakoma, gyvenimo. Pokyčiai yra dabar labai dideli, viskas keičiasi ir tiesiog turi gaudyti tą, kad su tais pokyčiais, irgi keistumeis ir neliktum kažkur tai anam laikmetį. Tai vat mano tokie va. Dabar įjungiau dar. Aš tai irgi anksti. Aš dar tiek nespėjau visko, aišku, daryti, nes pas mane dar jau mokyklinio amžiaus vaikai, bet aš irgi jau tam, kad save užprogramuočiau, aš keliuosi 5:30, nesvarbu, čia savaitgalis ar nesavaitgalis, tik tam, kad bent jau tą pusvalandį 40 minučių turėti tik savo, kol visi miega. Tai aš irgi neturiu savo tokį gražų sąsiuvinį, net tokį bloknotą nupirkau į Ispaniją, tą Montserrat, kur yra tas vienuolynas, būtent ten buvo tokios fainos parduotuvėlės ir ten būtent su Montserrat, nežinau, man ten labai patiko ta visa aura tam vienuolinė, tai atsivežiau tą kaip sąsiuvinį bloknotą, tą tokį rašausi savo tikslus į tą tokį gražų, tą Montserrat, paskui dar didysis pasaulio prekeivis, dabar irgi vėl skaitau kiekvieną rytą. Ir mąstyk ir būk turtingas. Tai va, taip. Tai va, kažkaip aš irgi iš ryto bandau save iš tų kelių tokių susidėti. Aišku, irgi norėčiau daugiau visko klausyti, bet paskui pradeda vaikai keltis, visą kitą. Bet bent jau, kaip sakė, kažkas nespėjo, tai atsikelti kitą pusvalandį anksčiau. Padėkit patogioj matomoje vietoje savo ten knygą, tą sąsiuvinį, nes aš irgi taip pat ten, kad visų nekelti kažkur, nes ten kažkur tai pasidėjau patogietoj, kai ateinu į svetainę, pasiimu, tyloju, tokio ramybė, pasirašau viską, paskaitau. Tai va, irgi man tas, ir plus aš dabar vėlgi dirbu su Gediminu Grinevičiumi asmeniškai. Man irgi kartais jaučiu reikia, kad tam tikrais periodais va to tokio mentoriaus, kad tą kelią rodytų. Tai va, irgi tas veikia, kas galbūt nežino kartais nuo ko pradėti, tai susiraskit savo tokį verslo trenerį, mentorių, kuris padės jums susiorientuoti šitoje visoje gausybė tų podcastų, YouTube ir informacijos. Tai fizinį aktyvumą aš irgi įjungiu. Tai šiaip irgi, tarp kitko, aš išduosiu paslaptį, aš tuom kongrese, aš irgi ten minėjau tokį, aišku, ten visą mano pamoką paklausys spalio 5, kas prisijungs prie kongreso, bet man iš tikrųjų, mano visai net ir saviugdai, visam tikslų pasiekimui labai svarbi ta tokia fizinė būklė gera, nes tikrai aš žinau, kas yra jaustis blogai ir kada tu jautiesi gerai, tai tu ir nudirbi ir daug geriau viską ir daugiau visko padarai, bet tam, kad tu gerai jaustumės, tai būtent turi teisingai valgyti, bent jau 80% laikytis mitybos tų principų teisinglingų, fizinis aktyvumas, grynas oras. Tai atrodo, elementarus, ir miego režimas irgi turėtų būti, jeigu ten anksti keliamės, tai aš einu miegoti iki 22 valandos, kad būtų būtent režimas, kas liečia visą. Tai man tai irgi tas labai svarbu, tai atrodo, mes nesusimastam, bet vien tai, kad mes per mažai vandens per dieną išgeriam, jau tas gali mūsų išbalansuoti visoje toje dienotvarkėje, sunku laikytis tų visų tikslų, režimo, saviugdo tą domėtis. Tai irgi atkreipkite tą dėmesį, iš tikrųjų turi būti ir ta kita tokia fiziologinė pusė viso šito. Tai aišku, dar paklausti, Rima, dabar, kiek žinau, rašai knygą. Aha, tai knygą rašai, tai man labai įdomu, taip gal bendrai apie ką ta knyga ir kada jinai galbūt bus parašyta, išleista, kas čia per projektas. Šiaip aš jau vieną esu parašius, 14 metais esu išleidus lietuviškai, tiesa, apie tinklinę rinkodarą. O dabar kilo tokia,
kad irgi turi patirties, turi žinių, turi informacijos ir norisi ją kažkur tai sudėti. Ir vat vėl kilo mintis sudėti į knygą. Tai ten galbūt daugiau tokio kaip ir istorijos, ne tai, kad ten kaip tinklinė marketingė dirbti ar panašiai, bet per istoriją. Gal kažkiek tai ir per mano istoriją, kaip ateina žmogus į tinklinį marketingą, ten tos iškeltos abejonės. Nu, žodžiu, bus tokia istorija moters, kuri nusprendė keisti savo gyvenimą ir būtent pasirinko tinklinės rinkodaros kryptį. Tai, apie tai, nežinau, kada jį... Bet ten daugiau ta tikra istorija, ar truputį bus, taip sakant, nukrypimai ir ten tiesiog, kas galbūt galėjo būti? Netikra istorija, ne. Gal bus elementų, tai kaip knygos, tikrų, kažkieno bus, gal kažkas tai skaitydamas pamatys save toj knygoje, bet ten bus, toks galbūt nuostas toks ėjimas link rezultato, nuo nulio, nuo abejonių, bus galbūt toj knygoje ir kaip susitvarkyti su tuo, kaip tą saviugdą užsiimti, žodžiu, bus tokia net dabar viskas yra tik tais, kaip aš sakau, juodraštiniam variante. O kada bus pabaiga, tos knygos užbaigimas, tai, priklausys nuo mano pačios rezultatų. Nes aš einu, kaip pasakyti, einu irgi link tam tikro tikslo ir būtent toj knygoje turėtų ir atsispindėti tie žingsniai. Bet šiaip labai gerai, nes lietuvių kalba tokių knygų tai trūksta, nes Gediminas Grinevičius, žinau, aš irgi turiu jo knygą, bet būtent apie tą tinklinį marketingą, kuris aš tikrai pritariu, kad yra 21 amžiaus verslas, apie jį lietuvių kalba nėra daug parašyti, būtent tų lietuvių autorių. Tai tikrai labai įdomu būtų, kaip Lietuvoje, tokia, atrodo, nedidelė ta šalis, bet to tinklinio marketingo tikrai yra daug ir kuo toliau, tuo daugiau. Iš tikrųjų įdomu tai būtų. Jau tą tokias tikrus tokius faktus, galbūt ten įžvalgas tikras paskaityti. Tai iš tikrųjų labai labai lauksim. Tai nežinau, galbūt tada pabaigai, gal kažkokie tiesiog patarimai žmonėm, kurie, nežinau, ar nežino, nuo ko pradėta saviugda, kažką gali pasakyti. Jeigu žmogus, vėlgi, tam reikia būti kažkoks, toks, kaip aš sakau, kada esi pasiruošęs, tai mokytis, tai ateina ir mokytojas. Tai galbūt ne visi gali iš karto pradėti tą kelią, nes aš, pavyzdžiui, irgi tokia yra istorija, atsimenu, viena moteris irgi, sako, ką man skaityti, jūs čia tokia pozityvi, čia tiek daug žino, čia mokat su žmonėmis ir taip toliau ir panašiai, kokias knygas, nuo ko pradėjot skaityti. Ir aš pradėjau rekomenduoti tai, ką aš skaičiau. Ir man po kiek laiko sakau, kaip sekasi, sako, žinokit, sako, pradėjau skaityti, bet aš ten nieko nesuprantu. Tai gali būti ir toks atvejis, kad žmogus pačioj pradžioj, kai tik tais galbūt paklausęs mūsų šių istorijų ir sakys, viskas, pradedu, kokia ten knyga Rima skaitė. Ir paims ir skaitys ir sakys, nieko aš nesuprantu. Tai viskas tai yra normalu, nes viskas ateina palaipsniui. Aš prisimenu, kažkada skaitydavau žurnalą Investuok, nes domėjausi investicijomis, dabar aš nežinau, ar tas žurnalas yra ar ne. Tai aš ten pasiimu tą jau tekstą, kurį aš noriu perskaityti ir aš iš to teksto suprantu tik 5 žodžius, bet aš vis tiek jį skaitydavau, nes man būdavo aktualu. Ir kiekvieną kartą vis daugiau supranti. Tai taip ir čia. O nuo ko pradėti, tai tikriausiai galbūt pasirinkti vieną sritį, nepult, kad dabar ir podcastas, ir mentorystė, ir ten kažkokie kursai ir panašiai. Pradėti nuo pasirinkti vieną kažkokią tai sritį, tarkim knygą, nes tai yra lengviausias dalykas. Vėlgi, galbūt pastaruoju metu praktikavau eiti į biblioteką, pasiimti knygą, nebūtina galbūt pirkti.
Na ir tiesiog kiekvieną dieną skirti bent 15 minučių knygos tam skaitymui, nes būtent per tą ir išsiugdo tas įprotis skaityti. Na ir tai galbūt toks vienas iš pasiūlymų. Pradėti, tiesiog pradėti. Ir jeigu kartais sako, oi, aš pradedu skaityti, aš užmiegu, sakydavau, skaityk stovėdama. Taip. Nu, teisingai. Ir va būtent, kaip sakiau, tą knygą padėti matomo vietoje, patogiau, ne kažkur įkišti stalčių, kur tu net neprisiminsi, ar tingėsi ištraukti. Tai va turėkit po ranką, kad va irgi yra labai gera knyga Atominiai įpročiai. Tai va būtent turi būti patogu, matomo vietoje, kad nepamirštumėt, kad būtų ta disciplina, galbūt pririšti prie kažkokio kitokio įpročio, kad va, išgeria stiklinę vandens ir tada einat ten perskaityti 10 puslapių. Tai irgi, va, kad jums būtų susietas tas vandens gerimas su tais keliais puslapiais, tai va integruoti taip, kad tikrai laikytis to režimo saviugdos. Ir tikrai tas ateina, o kai pamatysit pirmus pokyčius gyvenime, o jie tikrai bus, tikrai, nes labai daug, taip tikrai 99% mūsų gyvenimo priklauso būtent nuo to, kaip mes reaguojam ir nuo mūsų minčių. Ir taip, nežinau, ar čia visata ar kas, bet tai tikrai veikia, nes yra dalykų, aš pažiūrėjau, apie kuriuos aš prieš 4 metus galbūt tik svajojau, jie šiandienai man yra norma, o tada atrodo net nežinau nei kaip, nei kas, nei kodėl, bet jie atėjo mano gyvenimą, nes atėjo reikalingi žmonės, atsitiko teisingos aplinkybės ir šiai dienai aš esu ten, kur esu ir tikrai saviugda tam tikrai didelę reikšmę, didelę įtaką padarė. Taigi, visiems džiaugiu sekmadienio. Taip. Aš dar norėjau pasakyti, kad jeigu mes čia apie tinklinę rinkodarą, tai vėlgi labai svarbu visai komandai užsiimti saviugdą, nes jeigu tu vienas ir duodi savo komandai, kaip pasakyti, ir žinių, ir vedi, ir įkvėpimo duodi, bet norint užauginti savo komandoje kitus lyderius, tai jie taip pat turi užsiimti saviugdą ir jiems tai parodyti galbūt, kad tikrai pokytis gyvenimo, kaip sakoma, transformacija vyksta būtent per saviugdą. Tai va, mano toks pasakymas pabaigai. Taigi. Visiems ačiū už skirtą laiką. Jeigu kažkokių turit klausimų, rašykit komentaruose, tikrai paskaitys. Ir galbūt jau ir šiandien paimkit, galbūt kažkokią užmirštą knygą ar kažkokią naują. Yra tarp kitko Audioteka, yra toks irgi portalas, kur galima tiesiog per ausinuką, per ausinės klausyti knygas. Taigi viskas įmanoma šiais laikais ir tikrai skirkit tam laiko, nes tai yra labai labai svarbu jūsų augimui, verslui ir jūsų visam pasaulyje aplink jūs, visai aplinkai. Taigi, ačiū visiems ir iki kito karto. Ačiū visiems, iki.